Sveiki visi. Padarysim šį kartą video apie sienų dažymą voleliais. Ir iš savo patirties papasakosim, ką atkreipti dėmesį, nes už lango žiema, didelis minusas, drėgmės mažai. Tai pasakysim, ką atkreipti dėmesį. Parodysim, su kokia produkcija dažom ir kaip dažom. Ir tada pabandysim dar gal apšnekėti iš viskas, tai yra ta kokybė, kaip priimti darbą, kaip atiduoti klientui. Nes visi diskutuoja, nieks nieko nesupranta, visi pykstasi. Vieniem yra gerai, kitiem tas, kas gerai, yra blogai. Nu, žodžiu, čia diskusijos be galo, be krašto. Tai pabandysim apie tai apšnekėti. Ir dabar einam prie staliuko. Ant staliuko susidėjau, ką dažniausiai naudojame. Tai pradėsim nuo pradžių. Kotukai užvedimams. Tai dažniausiai mes naudojam trumpiausią, bet turim visokiausių ilgių pagal poreikį. Tada ant jo dedam Mikmeksą 10 cm. Tai irgi mes, kadangi dažom dviese visą laiką, tai vienas užvedinėja, kitas dažo plotus. Plotus su 41,5 dažom Mikmeksu. Tai geri voleliai, tikrai daug ką žino. Nepalieka plaukų, nereikia mirkyti, viskas paprasta. Ir turim visokiausių pločių, tų mažesnių, tai ar nišeliam kokiam, ar angokraščio, pagal plotį pristaikom ir dažom. Tai tokia bazė būtų tokia. Teptukų irgi turim visokiausių pločių, bet mums labai patinka super softai. Tai kuo minkštesnis, to geriau. Tai bazė būtų va tokia. Dirbam toliau. Prieš visą dažymą sienų tai praseinam su plonu teptuku šešėlinę siūlę ir taip tuo pačiu užsivedam. Tai nudažom ir perimetrą, kad nebūtų blizgesio. Ir viskas būtų gražu. Ir pasiruošiam užvedimui. Nu va, vienas pas mumi užvedinėja visą laiką, o vienas dažo plotus. Dažyti stengiamės visą laiką šlapiai ir užlipti vieną ant kito juostą. Sienas mes, aišku, nusigruntavę ir kai nusigruntuojam, pasidarom pataisimus, tada juos pasišvyčiam ir tik tada dažom. Ir realiai tai prieš antrą dažymą mes vėl prasibėgam greitai, kad kažko nebūtume kažkur palikę. Jeigu reikia, dar pasitaisom. Dabar kas labai svarbu, ir būtų labai idealu, kad prieš dažymą sienų elektrikas padarytų LED šviesas, kur reikia, kad matytum, ką darai. Tai ir pasitaisimams, ir dažymui labai gerai. Nes kitu atveju gali būti, kad atrodys viskas gerai su tam tikru apšvietimu, susidės LEDai, įsijungs ir nebūtinai viskas bus tobulai. Tai mes visą laiką prašom, bet jeigu nėra, tai ką, jungiamės kiek maksimaliai lempų turim ir darom pagal lempas. Tai dažniausiai mums pavyksta, bet geriau iš karto, kad ledai būtų. Siena nudažyta vieną kartą. Dabar, kas labai svarbu žiemą, tai dažnu atveju būna objekte labai maža drėgmė. Tai ją galima susikelti, mes kartais pučiamės su dažymo aparatu tiesiog dulksna vandenio švaraus. Tai labai greit pakyla, bet nebūtinai ilgai laikosi. Ir mes visą laiką išjungiam objekto šildomas grindis, jeigu jos įjungtos. Ir kokias 2 paras palaikom. Tai dabar šeštadienį išjungiam. Tai 17,6 kaip ir idealu. Ir drėgmė 64. Nu tai irgi idealu. Bet pradedam dažyti visą laiką nuo tamburų, nuo mažų sienelių visokiausių, kad kuo daugiau drėgmės liktų patalpoj. Ir tik tada prieinam prie didesnių sienų, tokių kur su LED apšvietimais. Ir tada žymiai geriau gaunasi. Tada nesigauna tų šmorų vadinamų. Ir dažas ilgiau gyvas būna, tai galima ilgiau žaisti. Turim dar tokį prietaisą, kuris rodo gipskartonio ir tinko drėgmę. Tai jeigu labai stipriai viršė, tai reikėtų statyti drėgmės surinkėjus ir neskubėti dažyti. Jei sukelinėja drėgmę, tai žiūrėkit kokios grindys. Jeigu medinės, tai reikia atsargiau.
Pas mums čia vinilas, tai mes šiek tiek ramiau reaguojam. Tai viską reikia daryti proto ribose. Sienas nusidažėm 2 kartus, tai lubos ir sienos yra jau nudažytos 2 kartus. Pabandysim trumpai paaiškinti, kaip reikėtų priduoti darbą arba kaip užsakovas turėtų jį bandyti priimti. Tai visi mes žinom apie Q4 kokybę turbūt, bet mes pabandysim paprasčiau. Kaip mes įsivaizduojam tai? Tai atsistoji prie sienos, ten tarkim 1,5 metro, nu iki 2, žiūri į sieną. Na, aš taip įsivaizduoju, kad užsakovas taip turėtų žiūrėti. Nu, aš pats taip priiminėčiau savo darbą, jeigu man kažkas dažytų. Tada apsižvalgai, jokių perėjimų, jokių tų vadinamų šmorų nematyt, viskas gerai, LED šviesa dega, viskas vienodai, irgi jokių prašveitimų, jokių pataisimų, jokių tų vadinamų dryžių nesimato, jokių įmušimų, šešėlinė siūlė, jeigu tai didesnė, tai vidus nudažytas, jokių glaisto likučių nesimato, jeigu tai 2 mm arba 3, tai irgi viskas išvalyta, gražiai tenais kiek įmanoma nudažyta. Nu, pavyzdžiui, va kaip čia, kas didžiosios sienos, kur atsimuša į langą, tai jos tokios sudėtingesnės mums kaip dažytojam. Tai irgi ištiesiai realiai žiūri, viskas turi būti gražu ir tvarkinga. Iš šono gali matytis, mes taip įsivaizduojam, jeigu galvą prispaudi, tai tų vadinamų, kai mes vadinam šmorai, tai neturi matytis, bet gali matytis tokie lengvi perėjimai. Tai irgi viskas čia kaip ir mums, tai atrodo viskas ok. Ištiesiai, aišku, viskas turi būti gražu ir tobula, bet kaip pavyzdžiui pavyzdys, tai mums dažytojam yra langas, baisus dalykas, po to LED šviesa, bet čia viską susitvarkom ir padarom gražiai. Tai jeigu šita siena dabar atrodo viskas labai gražu ir fainai, tai jeigu sukristų tokia situacija, kad, pavyzdžiui, šita siena būtų prispausta prie vitrinos, vitrina labai aukšta ir kaip žiemą saulė nusileidžia šiek tiek žemiau, kažkuriuo metu dienos, tai šita siena gali atrodyti baisiai paruošta. Bet saulė po 10 minučių šiek tiek pasisuka ir vėl siena tampa graži. Tai irgi čia yra proto ribos, nes tu negali jos paruoštos sienos atsižvelgiant, kad žiemą kažkada saulė bus tokių kampų kažkiek dienų ir kaip nutaikyti tą momentą ir padaryti idealiai, tai mes kol kas dar šitos mislės neįsprendėm. O šiaip tai, ką žinau, tai visi stengiasi pagal nutylėjimą turbūt darytos Q4. Užsakovas turi nieko nepamatyti kažkokių broko elementų ir viskas gaunasi gražiai. Aišku, yra tokios kaip laiptinės, tai iš visų sudėtinga, bet irgi mums čia pavyko puikiai. Tai kol kas tiek. Galima čia šnekėti labai daug, bet toks trumpas paaiškinimas būtų toks. Tai visi, kas dirba tą darbą, sėkmės. Labai dažnai matom socialiniuose tinkluose, kad bando dažytojų darbą, bet jau dabar ir ne tik, ir grindininkų, ir plytelės priiminėti su tom lempom, kur skirta mums dažytojams šveitimui, palengvinti darbą. Tai jie ten griūna ant žemės, išjungia visas šviesas naktim, voliojasi, bando šviesti kampu visur ir rodo, kaip čia viskas blogai. Tai ar jie gali tai priiminėti darbą su tom lempom? Tai mes manom, kad tikrai gali, bet prieš tai pas psichologą reikėtų apsilankyti. Tai tokia mūsų nuomonė.